Tikriausiai daugelis esate matę šią mitybos piramidę. Tik ar prisimenate, kiek kokių produktų reikia suvalgyti, kas tai yra viena porcija ir ką kiekvienas produktas mums atneša? Per dieną turėtumėte suvalgyti nuo 6 iki 9 porcijų grūdų produktų. Bent jau 3 porcijos per dieną turi būti iš pilnų, nevalytų grūdų. Tokiu atveju, sako mokslininkai, širdies ligų tikimybė sumažėja 25–36%. Rinkdamiesi duoną ar makaronus, ieškokite pilno grūdo produktų. Nevirkite košės, kuri paruošiama per 3 minutės. Rinkitės laukinius, o ne baltus ryžius. Klausėte, kodėl? Pašalinus grūdų lobeles, kurių nemyli maisto pramonė, todėl kad jos greit venda, mes netenkame svarbiausių medžiagų – lipidų ir sterolių, kurie yra pagrindinė ląstelių membranos dalis. Membranos, negaudamos gerųjų riebalų organizme, randa jų pakaitalą – gyvulinės kilmės riebalus, kurie kūno temperatūroje yra kieti. Taip membranos tampa nepralaidžios, negali priimti maistinių medžiagų ir šalinti toksinų iš ląstelės. Mes veikia tiek, kiek sveikos mūsų ląstelės. Maisto papildas trienen savyje turi tai, ką maisto pramonė iš mūsų atima – lipidus ir sterolius iš kviečių, ryžių ir sojos. Jis suteikia energijos, padeda esant chroniško nuovargio sindromui. Mūsų organizmas geriau įsisavina kitas maistinės medžiagas. Trienen plečia širdies kraujagyslės, didina atsparumą stresui, padeda augimui ir vystymuisi. Ir visa tai patvirtinta nepriklausomais klinikiniais tyrimais. Per dieną turėtumėte suvalgyti bent jau pusę kilogramo daržovių ir vaisių. Ypač rekomenduojama geltonų, oranžinių, raudonų daržovių. Jose gausu karotenoidų, medžiagų apsaugančių nuo šviesos. Tai stiprus antioksidantai veikiantis ląstelėse. Jie neutralizuoja laisvuosius radikalus ir apsaugo ląsteles nuo išsigimimo. Neseniai atlikti tyrimai rodo, kad 80% visų Skandinavijoje, taigi panašiai ir pas mus, vartojamų vaisių ir daržovių yra obuoliai, citrusiniai vaisiai, bananai, kriaušės, bulvės. Nė viename iš jų nėra daug karotenoidų. Karotenoidai veikia žymiai stipriau nei vitaminas C ir E. Jie stiprina imunitetą, mažina kai kurių vėžio susirgimų tikimybę. Karotenoidas likopenas, esantis pomidoruose, mažina krešulių susidarymą ir apsaugo nuo širdies ligų. Karotenoidai mažina nuo senėjimo priklausančias akių ir nervų ligas. Karotenoid kompleks – patentuotas produktas, kurio efektyvumas buvo patvirtintas nepriklausomo JAV Žemės ūkio departamento tyrimu. Jis sustiprina imuninės sistemos veiklą 37% vos per 20 dienų. Beta-karotinas iš viso to nesugeba padaryti. Per savaitę turėtumėte suvalgyti bent 2–3 riebios žuvies porcijas. Graudi situacija, nes šioms moterims, kurios turėtų valgyti daugiausiai riebios žuvies, kad gautų pakankamai omega-3 rūgščių kūdikio smegenų vystymuisi, lašišą valgyti yra draudžiama, nes joje itin daug chemikalų ir antibiotikų. Juk lašiša ant mūsų stalo yra auginama, o ne gaudama laisvėje. Omega-3 rūgščių mūsų organizmas nesintetina, tačiau galime gauti tik iš maisto. Be žuvų taukų jų yra linų sėmenyse bei aliejuje. Omega-3 veikia tiek daug sričių, kad tikriausiai lengviau būtų išvardinti, kur jie nepadeda. Paklausykite. Mažina kraujagyslių ir širdies ligų tikimybę, mažina cholesterolio kiekį, pagerina smegenų veiklą, mąstymą, atmintį, apsaugo nuo senatvinio apakimo, tinka esant sąnarių ligoms, odos problemams, sumažina insulino poreikį diabetikams, gali mažinti alergiją baltymams. Omega-3 Salmon Oil Plus yra unikalus produktas, kuriame yra visos 8 gamtoje randamos omega-3 rūgštys. Vaistinėje jūs nusipirksite tik su 2 pagrindinėm. Šaltuose vandenyse sugaunamos lašišos, tunos ir ančiuviai praeina specialius testus, kur pašalinami 167 galimi teršalai. Per šio produkto klinikinius tyrimus buvo patvirtinta, kad per 8 tyrimo savaitės omega-3 ir omega-6 rūgščių santykis organizme pagerėjo 43%. Tai parodo jo gerą įsisavinimą ir poveikį. Normaliam vidutinio sudėjimo žmogui per parą reikia nuo 70 iki 100 gramų baltymų. Pavyzdžiui, 100 gramų jautienos yra apie 25 gramai baltymų. Tam, kad įsisavintų baltymus, organizmui reikalingi fermentai. Tam, kad pagamintų fermentus baltymo perdirbimui, organizme turi būti amino rūgščių.
sudedamųjų baltymo dalių, kurias jis pats ir išskaido. Jeigu tokio laisvo fondo nėra, fermentų nėra iš ko gaminti. Štai ir gaunasi uždaras ratas. Dėl laisvų aminorūgščių trūkumo organizme neįmanomas baltymo įsisavinimas iš maisto, o dėl nesugebėjimo įsisavinti baltymo iš maisto negalima sudaryti laisvų aminorūgščių fondo. Organizmui reikia duoti tokį maistą, kuriame jau būtų visos aminorūgštys. Daugiau apie tai galite sužinoti adresu www.būsiusveikas.lt. Lengviausia atstatyti laisvą aminorūgščių fondą su aminorūgščių kokteiliais Nutrishake ar GR2. Juos sudaro 22 aminorūgštys, o GR2 kokteiliai dar papildyti vitaminais ir mineralais. Tinka vartoti laikantis dietos, tada kai nespėjate pavalgyti vietoj sumuštinio ar šokolado. Lengva suplakti su pienu ar sultimis. Taip pat reikėtų nepamiršti, kad su maistu mes turime gauti pakankamą kiekį vitaminų ir mineralų. Tad jei valgote ne taip, kaip rekomenduoja mitybos piramidė, reikėtų pridėti ir kitus papildus. Sakote visko daug? Taip, nemažai, tačiau iš dainos žodžių neišmesim. Paprasčiausia būtų viską gauti iš maisto. Tačiau tai nėra taip paprasta, ar ne? Ypač kai galvoja apie kokybę. Žmogus visą gyvenimą griauna save ir dėl to jokio diskomforto nejaučia. Bet jei reikia užsiimti savęs atstatymu, tada prasideda raudas. Sunku, brangu. Tik ar paskaičiuojama, kaip brangu yra sirgti. Maisto papildai, minėti šioje prezentacijoje, yra sukurti kompanijos GNLD, kuris steigta 1958 metais ir dabar veikia daugiau kaip 50 pasaulio šalių. Už kiekvieno kompanijos sukurto produkto stovi konkretus mokslininkai, sudarantis mokslo patarėjų tarybą. Maisto papildai gaminami tik iš natūralių, patikrintų ir švarių produktų. Tik iš to, ką mes valgome. Sukurta gamtos, patvirtinta mokslo.